Labadiena. Čia jau 14 laida Lietuva jūrinė valstybė. Labadiena. Giedrės, norėčiau paklausti, jeigu kartais atsitiktų taip, kad jūsų svajonių berniukas būtų jūreivis, ar galėtumėt jūs jam pasakyti, kad arba aš, arba jūra? Aš vienam taip pasakiau. Ko baigėsi? Spėkit, ką pasirinko, aš su jumis. Taip. Taip sakyti negalima. Todėl mes šiandien pasakojame apie jūrą, apie jūrininkus, kurie šiaip jau yra jachtų kapitonai. Full speed! Na kągi, tęsime pokalbį apie meilę. Jūras ir vandenynus vagojantis, kuomet jų jachtos krantan sugrįžta, atrodote svajoja tik apie tvirtą žemę po kojomis, minkštą lovą ar karštos kavos puodelį. Na, žinoma, ir apie bučinį kokį. Tačiau jau čia pat ta diena, kai karštą dušą vėl norisi iškeisti į vandenyno bangą ar šunišką vachtą. Tas sunkusis budėjimas, kai prie vairo tenka stovėti nuo 4 iki 8 ryto, yra nepakartojamas jau vien tuo, kad toli gražu ne kiekvienas mūsų laidos žiūrovas įsivaizduoja saulėtekį jūroje. Ta, kuris nušviečia ne tik vandenyną, bet ir sielą. Šį jūrinį reportažą turėjome pradėti kitame laive, legendinėje jachtoje Amber Sail. Deja, garsusis Lietuvos tūkstantmečio vardą pasaulio jūrinėms valstybėms nunešęs laivas šiandien ramybės būsenoje. Tačiau šalia mūsų jo kapitonas Simonas Steponavičius. Tiesą sakant, mūsų jachtai atsitiko toks apmaudus gedimas. Aš žinau, kad kišeniai dar tos avarijos gabalėlį turit. Kas ten per... Aš turiu kišeniai kaltininką nešiojas, kur kai jau pradeda gerėti nuotaika, įsitraukiu ir pasižiūriu. Tai parodykit operatoriui, kas čia per daiktas? Tai yra Amber Sailo vanto, tai yra stiebą laikančio strypo dalis. Tai kada šitas geležėlis atitrūko, tai po to ir... Kai tas geležėlis atitrūko, tada iš esmės nebėra kam išlaikyti būrių spaudimo į stiebą. Vėjas pučia, tarkim, iš šono ir būrė spaudžia stiebą. Ir ant tų vadinamų vantų tie vantai atlaiko tą spaudimą. Kai nutrūko vienas iš tų vantų, nebėra kam laikyti to spaudimo ir stiebas tiesiog sulūžo. Kurioje vietoje tai atsitiko? Čia kažkur netoli kranto atrodo? Atsitiko prie Girulių pliažo. Kaip čia dabar kolegoms, žinoma, labai daug gaunam tokių visokių ir užuojautos, ir palaikymo, daugiau klausimų iš kolegų, iš buriuotojų bendruomenės. Tai kiek besišnekėjom, visi su visais identifikuojam tą patį, kad visoje šitoje situacijoje viskas įvyko gerai išskyrus patį faktą. Nulūžusio stiebo aukštis 26 metrai. Priminsim, paties Amber Sailo ilgis net 20 nesiekia. Na ir dar galėtume priminti dešimtis, jei ne šimtus garsių pasaulio regatų, kurios garsino ne tik Amber Sailo, bet ir Lietuvos vardą. Žinoma, didžioji kelionė buvo 2009 metais, kuomet per 9 mėnesius Amber Sailo įgula aplankė 5 žemynus ir 20 pasaulio valstybių. Tuomet buvo susitikimų net su 26 pasaulio lietuvių bendruomenėmis. Tas plaukimas apie pasaulį dar sykį tvirtino istoriją Lietuvos vardo 1000-metį bei nepriklausomybės atkūrimą. Ir svarbiausia, įrodė, kad esame jūrinė valstybė. Jachta Amber Sail kaip tik dabar keičia savo tarkim, galbūt paskirtį arba įgauna naują misiją. Būtent Amber Sailą mes žadame naudoti mūsų ambicingo Volvo Ocean Race lietuviškos Pabaltijo komandos projekte kaip įgulos atrankų ir treniruočių laivą.
Žinoma, kad jisai kad tas laivas yra didžiulė istorija. Žinoma, kad su tuo laivu mes išlindom į platų vandenį. Ir žinoma, kad dar ir šiandien, tiesą sakant, kolegos iš viso pasaulio rašo elektroninius laiškus, siūlo savo pagalbą, siūlo savo patarimus. Buriuotojai tikisi, kad Liepos avarija nesutrukdys planų dalyvauti žinomiausiose Volvo Ocean Race jachtų lenktynėse aplink pasaulį. Tačiau laimėjimus ne vien stiebas jachta ar profesionali įgula lemia. Lemia nusiteikimas ir pasiruošimas, kurį viso pasaulio buriuotojai pradeda nuo jaunų dienų. Fondo ta pagrindinė idėja paruošti žmonės, jau rimtus buriuotojus, sekančiam etapui. Tai lik akademija, jau nebe mokykla, bet akademija, kad jie galėtų drąsiai dalyvauti bet kokio lygio varžybose, tame tarpe ir Volvo lenktynėse. Taip jau pasaulis surėdytas, kad kiekvienai gražiai idėjai be gerų norų reikia dar ir pinigų. Buriuotojams dar reikia ir vėjo. Tad dabar supažindinsime jūs su žmogum, kuris didžiąją gyvenimo dalį skyrė vėjui. Tai Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos prezidentas, o nuo šių metų ir paramos fondo Už jūrų valstybę prezidentas Alvydas Naujekas. Idėją nešiojamės praktiškai kelis metus, nes žinojom, kad tiek Amberseilo gyvenimas kiekvieno, kaip ir laivo, kaip ir transporto priemonės, jis turi pabaigą, kažkada baigsis, o tęstinumas turi likti. Kas iš kur atsiras fonde tie pinigėliai? Aš manau, kad Lietuvos verslui laikas atsigręžti į Lietuvos prestižą, į Lietuvos įvaizdį ir mes tikrai sudominsim ypač Klaipėdos krašto verslą. Manau, kad ir naujai ateinančius investuotojus sudominsim ir ta parama bus nukreipiama, reiškia, ne vien tik tai į didįjį jūrinį buriavimą, bet didelė dalis lėšų bus skiriama, reiškia, vaikų mokymui, vaikų palaikymui, regatų organizavimui ir prestižo pakelimui. Ar jums netrodo, kad Amberseilas kartais labiau pasaulyje žinomas negu Lietuvoje? Taip. Tai kodėl čia taip yra? Vis galvoju ir kartais netgi išdrįstu pasakyti, kad mes tos tikrosios jūrinės kultūros atžvilgiu esam dar pakankamai jauni. Mes dar neturim tos tikros įsišaknyjusios giliai su giliom tradicijom jūrinės kultūros. Na, aš turiu omeny tą būtent to vadinamo jūrinio buriavimo arba vandenynų buriavimo, vandenynų varžybų. Tiesą sakant, svarstydami Volvo Ocean Race'o pradžią, vienas iš pirmųjų tikslų būtent ir buvo tas, kad norėtume įdiegti čia, įskiepyti jūrinę kultūrą. Iš kur pinigų gaunat? Tai kainuoja. Tiesą sakant, nuo pačios Odisėjos visi projektai vykdomi yra privačiomis lėšomis. Buriuojame aksominiu ritmu. Toks buvo, kai pučia šiltas vėjas, kai bangos nedidelės, o jachta skrenda tarsi žuvėdra. Pirmiausias dalykas, kurį turit suvokti, atsistojęs prie jachtos vairo, tai yra lygiai tas pats, kaip ir važiuojant su rogėmis arba su slidėmis. Į kurią pusę yra pakalnė. Tai lygiai taip pat jachtoje tu turi žinoti, iš kur pučia vėjas. Taip, jis nuo kranto pučia dabar. Nustatyti, aš galiu jums pasakyti labai paprastą ir vaikišką būdą, kaip nustatyti, iš kur pučia vėjas. Taip. Sukinėkite galvą tol, kol vėją vienodai jaus abi dvi ausis. Tada jūsų nosis rodys, iš kur pučia vėjas. O dabar? Man atrodo, kad taip. Ar teisingai? Na, čia dabar trumpalaikis. Šiaip iš ten. Aha. Tai reiškia, dar ir reikia išmokti dar ir nustatyti, kaip tos ausis tavo jaučia vėją. Dabar, kai nustatėm vėjo kryptį... Aš dabar žiūriu pasakų ir jinai klauso. sukas. Klauso? Žinoma. Taip. Labai puiku.
Jau dabar galėsiu pasakyti, kad joks kitas kapitonas nestovėjo prie vairo tuo metu, kai aš šitą didžiąją jachtą vairavau. Ar Ambersailą taip pat nesunku valdyti? Ambersailą valdyti iš tikrųjų yra netgi lengviau negu, ko gero, negu kruiz tokį turistinį laivą, dėl to, kad jisai yra jautresnis. Jisai yra lenktyninis daiktas ir jisai reaguoja į tavo judesius šiek tiek greičiau, su šiek tiek mažiau inercijos. Kita vertus, žinoma, kaip ir kiekvienas sportinis daiktas, jisai už klaidas baudžia gerokai skaudžiau. Kažką jau truputį nuvairau. Taip, mes jau baigiam pokalbį ir man dabar vis tik rūpi, kada mus pakviesit vis tik į tikrąją Ambersailą, kada jis vėl galės plaukti. Šiandien turiu vilties, kad maždaug po mėnesio mes pamatysim jį atsinaujinusi. Galbūt šiek tiek pakeitusi išvaizdą, atšviežėjusi, atjaunėjusi. Ir linkiu, kad jis dar ilgai tarnautų ir būtų mūsų istorinis paminklas, primintų jūsų didelius žygius ir kad jūs dar daug kur nukeliautumėte. O dabar norėčiau jau vis tik perduoti vairą jums. Ačiū. Aš norėčiau vis tik tai, kad jisai kol kas netaptų paminklu, o taptų įrankiu naujam, pastumėtų ir užkurtų naują pakilimą. To jums ir linkiu. Ačiū. Jūs ne pirmus metus buriuojate ir jeigu palygintumėm situaciją Lietuvos, sakykime, jaunos jūrinės valstybės su Švedija, su skandinavais kitais. Aš jums pasakysiu pavyzdį, kuris man įstrigo, kai Šiugždinis Raimundas laimėjo pasaulio čempionatą Laser Radial klasėje. Italijos rinktinės treneris priėjo prie mūsų rinktinės trenerio ir sako, sveikinu, puikiai pasirodėt. Kiek jūsų šalyje lazerių? Mūsų treneris atsakė, 4. O, 400 ne taip blogai. Sakė Italas, mūsų patikslino, ne, 4. 4. Tai va tokia, aš manau, proporcija mes ir gyvenam palyginus su skandinavais iki šių dienų ir jūrinių jachtų kiekių ir mažų laivelių kiekių, bet matot, yra dar ir kitas dalykas, kas yra širdyje ir tas noras, aš manau, būti arčiau jūros, arčiau vandens, kas pastaraisiais metais tikrai parodė, kad pinigai pinigais, bet galima iškovoti jūrinės valstybės vardą ir tiesiog entuziazmo dėka.